Šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, o kasgi vyko su apaštalais ir su visa ta bendruomenė, kuri vaikščiojo su Jėzumi, klausėsi jo po Velykų. Ir ką Jėzus paliko mums po Velykų, kad mes galėtume vis tiek judėti į priekį. Aš tikiu, kad jūs žinot, kokia yra šio mėnesio popiežiaus intencija maldos. Aha, kokia? Moteris, visiškai teisingai. Taip, labai gerai. Žiūrėkit, aš manau, kad Jėzus buvo pats pirmasis ir pats didžiausias feministas. Ir aišku, kodėl, ne? Ar neaišku, kodėl? Neaišku, kodėl? Aha, feministas nežinot, kas yra. Tai yra žmonės, kurie kovoja už moterų teisės. Kad būtų lygybė, kaip pat popiežiaus intencija, ne? Iš tikrųjų šį mėnesį už moterų teisės, kad jos nebūtų išnaudojamos, kad jos turėtų laisvę. Ir Jėzus iš tikrųjų buvo tas pirmasis, kuris to meto moteriai, o prieš 2000 metų moterys visuomenėje balso neturėjo, atleiskit brangiosios, bet tai buvo, ir tai buvo tikrai neteisingi dalykai. Tai Jėzus ką padaro? Jis moteris padaro pirmosiomis apaštalėmis. Ir pirmoji apaštalė yra Marija Magdalietė. Jeigu pamena tą pasakojimą, ar ne, jinai su kita moterimi eina prie kapo, kad, sutvarkyti kūną. Ir randa akmenį nuristą, taip, ir angelas, ar ne, kapas tuščias yra, angelas. Kitoje Evangelijoje mes matom, kad jos sutinka kaip ir sodininką ir paskui pasirodo, kad ten pats Jėzus, kurias jis siunčia pas apaštalus. Sako, eikite ir praneškite mano mokiniams. Tai vat moterys yra tos pirmosios apaštalės, kurios ne tik tais, kad praneša Jėzų esant prisikėlusi, bet apaštalai taip pat turi suvokti, kad jos iš tikrųjų sako teisybę. Nes įsivaizduokit, kad jeigu jie buvo įpratę, kad moterys neturi balso ir jų liudijimas nėra priimamas, tai va šį kartą jiems reikėjo priimti jų liudijimą ir pasakyti, aha, jis iš tikrųjų yra tikras, teisus. Ir bažnyčioje Marija Magdalietė yra vadinama apaštalų apaštalė. Lotiniškai tai skamba apostola apostoliorum. Koks titulas, ar ne? Jinai evangelizuoja apaštalus, Jėzaus mokinius. Kad žiūrėkit, Jėzus prisikėlė. Vat koks nuostabus dalykas. Taigi, Jėzų turim tokį, kuris keičia žaidimo taisyklės. Absoliučiai. Kas buvo įprasta, jis sako ne. Buvo taip, dabar bus kitaip. Ir viskas. Ir aišku, bažnyčioje dar reikėjo kelių tūkstantmečių ir paskui šimtmečių, kol visa tai pasikeistų. Nes krikščionys, kaip nebūtų keista, jie sugeba užsimerkti prieš dalykus. Žiūrėkit, krikščionys buvo užsimerkę, kada vyko raganų medžioklė. Buvo medžiojamos gražios moterys. Kodėl yra sakoma, Vokietijoje yra mažiau gražių moterų? Nežinau, bet taip netgi mokslininkai sako, nes gražių moterų genofondas buvo sunaikintas per raganų medžioklės. Nes kas? Nelabai simpatiškos moterys įskųsdavo gražias, nors jos nebūdavo raganos, ar ne? Ir jos būdavo sudeginamos, nužudomos. Bet tai vyko. Ir krikščionys užmerkė akis, ar ne? Nedrįso pasakyti, kad klausykit,
taip negalima, čia yra nesąmonė, nes tada buvo viduramžiai, buvo be galo daug prietarų visokiausių ir tie prietarai buvo tiek užgožę žmogaus gyvenimą, kad pagrindinis Dievo įsakymas, meilė, kad reikia mylėti savo artimą, kaip ir nebeegzistavo. Ne, ar ne? Viskas. Tada krikščionys buvo užmerkę akis, kada buvo atrastos Amerikos ir kada buvo kada prasidėjo vergų gabenimas iš Afrikos į Ameriką. Viskas. Buvo užmerkę krikščionys akis. Krikščionys buvo užmerkę akis, kada per Antrąjį pasaulinį karą buvo žudomi ir žydai, ir čigonai, ir kitos tautinės mažumos. Irgi buvo užmerkę akis, kada buvo socialinė nelygybė. Ir bažnyčiai reikėjo labai didelio sukrėtimo, kad visa tai pasikeistų. Jeigu prisimenat šventasis popiežius Jonas Paulius II, kada lankėsi Afrikoje, jis buvo toj vietoj, reiškia, tam uoste, iš kurio buvo gabenami vergai, ir jis ten atsiprašė visos žmonijos už tą baisų dalyką, kad bažnyčia tada nieko nesakė. Nes bažnyčia buvo, lygtais užsidegusi evangelizacija, kad čia reikia naujose kraštuose skelbti evangeliją, bet tuo pačiu puikiausiai buvo gabenami vergai, indėnai buvo išvarinėjami iš savo teritorijų, išstumiami, žudomi ir taip toliau. Vyko daug baisių dalykų. Ir jeigu mes norime keisti kažką tai, jeigu mes norime tobulėti, jeigu mes norime šventėti, mes pirmiausia turime priimti realybę. Ir ne tik tais bažnytinėme gyvenime, bet ir savo asmeninėme, ar ne? Juk kol aš nepriimu realybės, kol nepasakau, kad su manim yra taip, kad mano realybė yra tokia, niekas nepasikeis. Aš ir toliau būsiu tuose visuose dalykuose. Gerai, grįžtam prie moterų, prie prisikėlimo ryto. Taigi moteris praneša apaštalams, kad Jėzus prisikėlė, ir tada jau Jėzus pats pasirodo. Bet žiūrėkite, kaip jis pasirodo? Žinote Evangelijas, ar ne? Juk nėra ten tokio, kad vau, štai aš, ar ne, kad čia, nežinau, sudrebėjo žemė, prasivėrė stogas, nusileido Jėzus su angelais. Viskas vyksta, kaip aš pasakyčiau, labai ramiai, stebėtinai ramiai. Jėzus įeina durims esant užrakintoms. Taip rašo Evangelija. Ir pasako apaštalams, ramybė jums. Jis nesako, dabar bus šou. Ar ne, dabar darysim šou. Ne, jis sako, ramybė jums. Tada, ką sako? Pačiupinėkit mane. Dėkit į žaizdas rankas. Žiūrėkit, aš esu toks dabar, mano prisikėlęs kūnas yra toks. Duokit man valgyti. Ar turit ko valgyti? Jie duoda žuvies. Paskui vieną kartą namuose, kitą kartą prie ežero, jis valgo. Žiūrėkit, aš galiu valgyti. Aš nesu, reiškia, siaubas baubas kažkoks tai, ar ne? Nesu kokia šmėkla. Aš iš tikrųjų esu prisikėlęs. Ir, kaip nekeista, bet taip pat ir džiugu, jis visiškai nepriekaištauja apaštalams už tai, kad jie išdavė jį, kad jie buvo bailūs ir užsidarė nuo žydų, kad jie bėgo iš Jeruzalės, nes taip pat bijojo, ir kad jie nesekė paskui jį kryžiaus kelyje ir nestovėjo po kryžiumi, išskyrus vienintelį apaštalą Joną, kuris, kaip manoma, buvo supratęs patį didžiausią Jėzaus slėpinį, kas vyksta šitame kryžiaus kelyje ir per nukryžiavimą. Nes kiti apaštalai atrodo, kad dar visiškai nebuvo suvokę, koks tikrasis Jėzaus uždavinys yra. Ir jis nepriekaištauja visiškai.
Niekur nerasite Evangelijoje, kad jis pasakytų Petrui, va, išdavė mane 3 kartus. Ar ne? Jūs, kur jūs buvot, visi kiti 10 apaštalų, kada aš ėjau kryžiaus kelią, kada aš kabėjau ant kryžiaus, kur jūs buvot. Nieko, ne vieno žodžio priekaištavimo. Labai įdomus dalykas, ar ne? Nes Jėzus, kaip girdėjom ir šiandienos Evangelijoje, aš nepražudyti atėjau pasaulio, aš atėjau jo išgelbėti. Ir Jėzui visiškai nebereikia priekaištauti savo mokiniams apaštalams. Jis žino, kad jie paliudys krauju jo prisikėlimą. Jam paprasčiausiai reikia dabar draugų, kurie iš tikrųjų jį myli. Ir kurie jau ne iš baimės, ne iš pareigos, bet iš meilės eis skelbti jį prisikėlusi. Bet vyksta tokie, atrodytų, didingi, galingi dalykai, bet Jėzus juos daro paprastai. Ir kada mes pasižiūrim į mūsų gyvenimus, ar ne, negalim pasakyti, kad labai daug kartų mūsų susitikimas su Jėzumi vyktų, audringai. Būna, ar ne kartais, būna, kada emocijos liejasi per kraštus, kada jauti ir tą meilę Jėzui, jauti ir gailestį, ir atsiprašymą. Visko būna. Bet kartais būna tiesiog ramybė ir ta ramybė būna tokia gaivinanti, nes visas tas gyvenimas, kuris supa mus ir jis yra pilnas visokių neteisybių, karai vyksta, žmonės žudomi, vieni alksta, kiti, nežinau, nusigeria, dar kažkas tai, ir daug visko blogai. Ir kada tu turi tą ramybę, atrodo, Viešpatie, kaip yra viskas gerai, kaip yra gera dabar gyventi. O kada yra neramybė, jinai gali neramybė būti irgi dvejopa. Gali būti neramybė, kuri alsuoja pragaru, kada tu sakai, aha, jau yra blogai, jau, žinai, man gali grėsti tokie dalykai, bet yra neramybė, kuri skatina žmogų veikti, kad kažką tai keisti. Tai vėlgi, yra tokie skirtingi dalykai, kurie taip pat Jėzaus yra duodami. Bet Jėzus yra palikęs dar vieną nuostabią dovaną, kuri vadinasi Eucharistija. Ir tai yra paskutinės vakarienės dovana. Tikriausiai esat girdėję, kada nors kaip yra išverčiamas lotyniškas žodis tabernakulis. Tabernakulium. Jeigu negirdėjot, tai yra palapinė. Palapinė yra laikina gyvenimo vieta. Nemanau, kad norėtumėt gyventi palapinėje. Aš tikrai ne. Ne, noriu, kad būtų solidus stogas virš mano galvos, kad būtų šildymas, ne, kad būtų šilta gera, kad galėčiau labai patogiai jaustis. Ne? Tai tas tabernakulium palapinė kai kuriems dvasiniams autoriams įkvėpė mintį, kad Jėzus mūsų tabernakuliuose pasilikti nenori. Ir aš galbūt jau tai minėjau, kad jis nori atrasti vietą mūsų širdyse. Yra toks vienas pasakojimas Bruno Ferrero. Yra tokia knyga 365 trumpi pasakojimai, reiškia. Yra toks vienas pasakojimas apie tai, kaip Dievas nusprendė pasislėpti. Ir jis klausia, angelų, ten, kur man slėptis? Vieni sako, slėpkis jūros gilumoje. Niekas ten tavęs neras. Kiti sako, slėpkis aukštai kalnuose. Niekas ten tavęs neras. Ir kažkas pasako vieną tokį paprastą dalyką. Sako, Viešpatie, pasislėp žmogaus širdyje. Ten tavęs tikrai niekas neieškos. Tai savotiškas toks pasakojimas, kur mes kartais užmirštam, kad juk mes esam Dievo sukurti. Mes esam Dievo kūrinys. Ir todėl, kad aš esu šiandien gyvas ir galiu jums kalbėti, tik tais todėl, kad Dievas mano gyvybę dabar palaiko. Reiškia, jis yra, kaip šventasis Augustinas yra pasakęs, arčiau manęs
negu aš pats esu arti savęs. Latiniškai sunku išversti yra šitą frazę. Intimio ir intimo meo. Tai reiškia, intimiau negu mano intimumas, mano paties. Sudėtinga lietuviškai taip pasakyti, kad tai atitiktų tą latinišką posakį. Bet tik tais todėl, kad jis mane palaiko. Jūs esate čia tik tais todėl, kad Dievas palaiko jūsų gyvybę. Tai vėlgi jis yra labai arti, ar ne? Ir Eucharistija yra įsteigiama būtent tam, kad Dievas būtų arti. Jau kalbėjau, kad tai yra savotiškas Dievo bučinys, ar ne, bet čia tokiu dvasiniu, galbūt, sakykime, įvaizdžių mes galime apsiriboti. Tačiau yra ir konkrečios legendos, kurios pasakoja apie tai, kad apaštalas Jonas, kuris buvo mylimasis Jėzaus mokinys, kurio galva ilsėjosi ant Jėzaus peties per paskutinę vakarienę, išsaugojo iš paskutinės vakarienės duonos gabaliuką. Legendą. Nesakau, kad tai yra tikrovė, gerai, bet šita legenda yra atėjusi iš Sirų Palestinos laikotarpio, kada Sirija ir Palestina buvo krikščioniškos, tai yra pirmieji amžiai, ir būtent iš tokio judėjo Palestinos bendruomenės, ar ne? Ir sako, kad šventasis apaštalas Jonas šitą duonos gabaliuką panaudojo, kada jis pats pirmą kartą aukojo šventąsias mišias, kuriuose dalyvavo Jėzaus motina Marija. Bet sakau, čia yra legenda. Gerai? Bet kiekviena legenda kam yra kuriama? Kad paliudyti kokią nors dvasinę prasmę, kokią nors dvasinę tiesą. Ir kas yra Eucharistija? Pirmiausia, Eucharistija naikina laiką. Kiekvienose šventose mišiose jūs žinot, kad yra sudabartinama Kristaus auka. Mes, kada klūpom bažnyčioje, mes klūpom Kalvarijos kalne prieš Jėzaus kryžių. Ne? Taigi, apaštalai ten negalėjo dalyvauti realiai, bet mes galim dalyvauti dabar, kiekvieną dieną. Tada, kada yra iškeliamos Kristaus kūnas ir kraujas, mes dalyvaujam jo prisikėlime. Tai vėlgi, yra tokie nuostabūs dalykai, kurie yra sudabartinami, reiškia laikas yra sunaikinamas. Tai vėl apaštalas Jonas, turėjęs šventosiuose mišiose, kurias pats aukojo, mums liudija, kad erdvė yra sunaikinama. Nes kada aš priimu komuniją, aš susivieniju su visais tais, kurie arba tą akimirką, arba tą dieną buvo priėmę šventąją komuniją, nes aš susivieniju su tais visais Jėzaus Kristaus kūne, kuris yra bažnyčia, o jis yra galva. Tai čia yra tokie dvasiniai, mistiniai dalykai, kurie išplaukia iš Eucharistijos. Visgi šalia to dar yra konkretus dalykai, kurie yra paliudijami Eucharistijoje. Ir vienas toks dalykas yra atėjęs iš tokio šventojo Ignoto Antiochiečio. Man pereitais metais teko keliauti po Turkiją su arkivyskupu Lionginu Virbalu. Ir ten buvo kelionė apaštalų keliais arba tom krikščioniškom vietom, kurios dabar jau nebėra krikščioniškos vietos. Tai yra pirmieji 3 bažnyčios susirinkimai. Ir lankėmės tose vietose, kurios yra minimos šventajame rašte. Pavadinimai dabar yra kitokie. Bet pavyzdžiui, buvome Antiochijoje. Ar ne? Ir šventajame rašte apreiškimai šventajame apaštalui Jonui yra Antiochijos bažnyčia rašyk. Ar ne? Aš žinau, kad tavyje yra šėtono sostas. Ir tada, kada mes buvom toj vietoj, arkivyskupas skaitė šitą evangelinę vietą, sako, žinot, kodėl, reiškia, jis taip kalba, Jonas.
O todėl, kad pasirodo tose vietose buvo labai daug gydomo purvo visokio ir buvo gydytojų, kurie rinkdavo visokias žoleles. Kad gydyti atseit. Ir jų ženklas tų gydytojų koks buvo? Koks dabar yra? Gyvatė. Taip, irgi buvo gyvatė. O gyvatė, tai kas? Tai yra šėtonas, kuris sugundė Adomą ir Ievą. Ir todėl apreiškime šventajam apaštalui Jonui, sako, žinau, kur tavo šėtono sostas yra. Ten yra Antiochijoje, kur tie gydytojai gyvena. Tokie įdomus niuansai ir galbūt netgi nėra ten kažkokio tai mistinio turinio, bet paprasčiausiai iliustruoja realybę, kuri tada buvo. Taigi Ignotas Antiochietis viename iš savo veikalų kalba, kad tuo metu Antiochijos gyventojai, tai gydytojai, ne tik tais rūpinosi tuo, kaip išgauti tas žoleles, kad išgydyti kokias nors ligas, tačiau, kaip ir paskui viduramžių alchemikai, kurie bandė sukurti metodą, kaip iš bet kokios medžiagos išgauti auksą, tai ypatingai, jeigu neklystu, iš švino, man atrodo, nesu tikras. Tai tie gydytojai norėjo surasti vaistą nuo mirties. Kad nebūtų mirties, kad žmogus galėtų gyventi nemirtingas. Ir šventasis Ignotas Antiochietis sako, toks vaistas jau yra. Ir šitas vaistas yra Eucharistija. Ir lotyniškai šitą vaistą vadino pharmacum immortalitatis, nemirtingumo vaistas. Sako, mes jį jau turim, nebereikia jo ieškoti. Todėl šitas vaistas netgi ir būdavo, Eucharistija būdavo vadinama viatiku. Vėlgi pavadinimas labai aiškus, konkretus, kuris turi konkrečią prasmę ir paskui ta prasmė pasaulietinė yra perkeliama į Eucharistiją. Kas yra viatikum? Viatikum Romos imperijos laikais buvo arba dokumentas, kuris liudydavo apie tavo asmenybę, arba kišenpinigiai, ta prasme pinigai, su kuriais tu keliaudavai. Reiškia pagalba tavo kelyje. Jeigu tau reikia keliauti, pavyzdžiui, iš Romos, kur nors į imperijos pakraštį, tu turi viatikum, turi dokumentą. Ar ne? Ir turi pinigų. Ir tau šitoj kelioniai bus paprasta. Vėliau šitas pavadinimas buvo perkeltas Eucharistijai, nes mirštančiam žmogui, o buvo ir tokia tradicija, kad netgi numirusiam į burną įdėdavo ostiją konsekruotą, kaip pagalba. Aišku, čia buvo toks galbūt truputėlį pagoniškas veiksmas, nes žinot, pagonis ir graikai ir romėnai turėjo tokį tikėjimą, kad yra tas toks valtininkas, kuris perkelia žmogaus sielą iš šio gyvenimo į kitą gyvenimą. Ir tam valtininkui reikia susimokėti pinigėlį. Vėliau šita tradicija buvo panaikinta bažnyčioje. Pavadinimas viatikum liko ir mes jį galime naudoti šitą pavadinimą, kada einame pas mirštantį ligonį, kuris dar gali priimti komuniją, ar ne? Ir tai yra pagalba mirštančiam žmogui. Kada tu galbūt ten įmeti gabaliuką, visai nediduką į burną ir jam truputėlį įpila vandens kelis lašus, kad galėtų ištirpti tą komuniją. Bet tai yra viatikum, tai yra pagalba kelionėje, kuriai šitas žmogus jau ruošiasi, jau jis iškeliauja. Ir joks pinigas, ar ne, joks tavo dokumentas, nepasiimsi ID kortelę arba pasą, žinai, oi, dabar jau keliausiu dangaus karalystę, jau dabar bus nuostabu, ar ne, pasitiks mane šventas Petras prie vartų ir sakys, koks tavo paso numeris, kas čia, nuotrauka atitinka, tas pats žmogus, jo, nieko, nesąmonė, tik tais komunija, tik tais Jėzus. Jeigu atkeliavai su Jėzumi, jeigu atkeliavai Dievo malonėje, tada tau vartai bus atidaryti. Jeigu Dievo malonės nėra, ir atvarot pavarot. Atsiprašau, kad rusiškai sakau, bet nuo vartų reikės apsisukti ir keliauti į kitą pusę. Kita
iš Sirų Palestinos atėjusi legenda simbolizuoja dar kitą dalyką. Eucharistija pirmaisiais krikščionybės amžiais buvo vadinama žioruojančia anglimi. Vėlgi mes šitą įvaizdį turime ir iš Šventojo rašto, vėlgi Apreiškimas, ar ne, kur yra tokia vieta, pridedama prie lūpų žioruojanti anglis, tai Dievo žodis kaip žioruojanti anglis yra, iš tikrųjų. Bet kodėl? Legenda pasakoja tokį dalyką, kad buvo degantys kalnai, liepsnojantis kalnai. Ir tuose liepsnojančiuose kalnuose gyveno liepsnojantis paukščiai. Tačiau, jeigu tie paukščiai išskrisdavo iš kalnų, jie numirdavo. Ir vėlgi tas pats Ignotas Antiochietis, bet ir vėliau Origenas pasakoja, kad tai galime prilyginti dvasiniai žmogaus būsenai. Kol žmogus yra susivienijęs su Kristumi, jis yra gyvas. Kada jis to susivienijimo nebeturi, jis miršta. Kaip tie paukščiai, kurie išskrenda iš liepsnojančių kalnų ir jie nebegali turėti tos liepsnos gyvybės, jie paprasčiausiai miršta. Ir tada mes tampam tokiais dvasiniais zombiais, kurie atrodo vaikštom, kalbam, veikiam, dirbam, valgom, džiaugiamės, linksminamės, bet esam dvasiniai zombiai, bet mes nebeturim jokio ryšio su Dievu. Taigi, žioruojanti anglis išlieka karšta ir žioruojanti tol, kol ji yra liepsnoje. Žmogaus siela išlieka liepsnojanti ir karšta Dievo meilė, kol ji yra arti Dievo. Kada mes nuo Dievo pradedam tolti, mūsų sielos karštis irgi nyksta, kol gali visiškai užgesti.